Dalis Lietuvos rinktinės sirgalių į Tamperę atvyko lėktuvais, tačiau taip pat nemaža dalis pasirinko ir savo transportu keliauti čia į šį Suomijos miestą. Miestas nėra bėgikų svajonė, tikrai nėra daug parkų ar gražių erdvių prasibėgimui. Taip, yra keli vandens telkiniai, galima aplink juos bėgioti. Jeigu norėsite pasivaikščioti po Tamperę ir pereisite kitapus geležinkelio, nebūtinai sugrįžti atgal ten, per kur planavote, nes galimai vyksta štai tokie remontai ir teks pėdinti nemažą atstumą siekiant grįžti iš ten, kur atėjai. Štai per tą viaduką turėjau sugrįžti. Teks ieškoti kitų kelių. Savo kelią suradau, esame vėl Nokia arenoje ir tikėkimės, kad savo kelią rungtynėse prieš Juodkalnijos krepšininkus ras ir mūsų šalies rinktinė. Likus parai iki rungtynių su Juodkalnyje, Nokia arenoje vyksta Lietuvos rinktinės treniruotė. Pasiklausysime, ką žaidėjai ir treneris kalbės po jos. Ką norite įrodyti tiems skaitikams netikintiems? Ne, nenoriu įrodyti nieko, nes ne dėl to susirinkom, kad kažką įrodinėt. Turim žaisti, norim laimėti, dirbom daug. Na ir kaip jeigu tikėt mano mokytojų, sakyčiau taip, Stepo Butauto, kuris dėstė man universitete. Jeigu treneriai sąžiningai ir daug dirba, rezultatas turi ateiti. Žmonės sako, kad serbai bus nenugalimi šitam čempionate. Kaip jums atrodo Serbijos komanda? Tai pasižiūri tos serbus ant popierių, pasižiūri jų rezultatus paskutiniais metais, net tas branduolys išlaikytas, tas pats treneris, medaliai olimpiadai, medaliai pasaulio čempionate, daugiau mažiau visi žaidėjai savo pikiniam amžiui, Jokičius turbūt vienas geriausių pasaulio krepšininkų apskritai. Tai manau, kad ir nekelia to abejonių, tai serbai, bet sakau, čia pasaulio čempionatas, po to viskas sprendžiasi iš vienų rungtynių ir lengva paslysti, taip kad visos komandos yra įveikiamos. Netrukus po Lietuvos rinktinės ant parketo čia Nokia arenoje žengia ir Juodkalnijos krepšininkai. Pabandysime pakalbinti didžiąją Juodkalnijos žvaigždę Nikolą Vučevičių, paklausinėti, kaip jis gerai sutarė su Matu Buzeliu. Buzelis is not playing. Please tell us about your connection with him. Yeah, Matas, I was trying to convince him to play. I thought it would have been really good for him to get to play some FIBA basketball, to play in a Eurobasket. Get to practice against all the other players from Lithuania every day would have been great for him as well. It's a very different game, NBA and FIBA, and I think it's good, especially for young players, to go through it, to get to kind of learn from both, and I think it would have helped him a lot, and also just to play in big games. Obviously Lithuania is going to try to play for one of the medals, that's their goal, and so for him it would have been huge, but he decided not to play this summer. Hopefully he plays in the future. I think it would have been good for him, but yeah, we have a really good relationship. He's a great guy. He's a willing learner. He asks a lot of questions and he works hard and he wants to improve. And I thought he had a very good first year. I think he has a very bright future, in the NBA and hopefully also in the Lithuanian national team. But I think he does want to play. Just for whatever reason this summer he decided not to. Štai kolega Mindaugas Augustis stebi Juodkalnijos rinktinės treniruotę, ploja būsimiems varžovams. Panašu, kad gerai pasiruošė rungtynėms juodkalniečiai. What's your prediction? Who will win this Eurobasket? Who will win in Eurobasket? Serbia. Why? I think it's the most talented team last maybe 20 years in Europe. Tiek Lietuvos, tiek Juodkalnijos krepšininkai po savo treniruočių ketvirtadienį pasidalino mintimis apie čempionato favoritus serbus. Na, o šią treniruočių dieną Nokia arenoje pabaigė Didžiosios Britanijos rinktinė, todėl ir jos kapitono paklausiau,
kokius medalininkus jis prognozuoja. So how do you think who will win medals in this Eurobasket? It's tough. There's a lot of good teams. I think the top three will be Serbia, France, and Greece. Okay, Serbia, lots of people say that Serbia is the best team. What makes them the best team? Obviously they've got incredible talented players like Nikola Jokic and Bogdanovic, but just the chemistry, the way they play together for a long time, so they know each other really well. And just the physicality they play with, they can hurt you in a lot of different ways, so it makes them a really dangerous team. And what would be your prediction for Lithuania? Which position will they take? Lithuania is a strong team. They've got a lot of weapons. They've got experience. 1 through 12, so they've got a chance to make some noise. I think a medal for them is not out of the realms of possibility. So if they play well, anything can happen. Turėjo beje Suomijos rinktinė būti paskutinė šį vakarą, tačiau jau antrą kartą šeimininkai Suomijai nusprendžia treniruotis kitu laiku negu planuota originaliai ir antrą kartą jie surengė treniruotę ne pagrindinėje Nokia arenoje, o vietinėje Tamperės treniruočių mažesnėje salėje. Na, pažiūrėsime, kokius rezultatus tai duos suomiams šiame čempionate. Penktadienis vėl rungtynių diena Tamperėje. Lietuva susitiks su Juodkalnija, Švedija su Vokietija, o Didžioji Britanija mes iššūkį šeimininkams Suomijos krepšininkams. Pažiūrėsime.